Labas vakaras visiems. Labai smagu, kad prisijungėt šitą gražų vakarą. Daug kas galėtų turbūt pasėdėti su šeima, pabendrauti, bet jūs prisijungėte paklausyti apie sveikatą, tai aš manau, kad jums tikrai tai yra svarbu. Ir žinot, ypatingai, kai mes perlenkiam jau 40 metų, mums ypatingai sveikata pasidaro svarbi, kitiem po 50 metų ir taip toliau. Į šią kompaniją mane atvedė lygiai taip pačiai poreikis tvarkyti sveikatą, susimažinti svorį. Mano vardas Aušra ir galiu pasakyti, nežinau kaip jūs, bet aš visą laiką buvau skeptikė, sakiau, tikrai negersiu tų papildų, buvau skeptikė visą laiką prieš papildus, ypatingai prieš cheminius vaistus visokius ir sakiau, nedirbsiu ir turėjau ir patirties tokios nekokios ir turėjau tokį griežtą nusistatymą. Bet kai ateina laikas, kai tu pribręsti viskam, tau ateina ir labai geras pasiūlymas, kurio tu kaip ir negali atmesti, nes tu pamatai, kad va čia ir dabar tu sužinojai tai, ko tau reikia. Ir šiandieną kalbėsim apie M International kompaniją, kuri tikrai rekomenduoja pagauti savo sėkmę. Jinai ne tik turi išskirtinį produktą, apie kurį šiandieną pakalbėsime, bet jinai turi išskirtinį marketingą. Ir kurios jau pradėjote aktyviai dirbti, jau jos pastebėjote, kad marketingas dosnus ir mes tikrai, daugelis iš mūsų turim svajonės, bet mes ne visada žinom, kaip jas įgyvendinti tas svajonės ir daugumoje ateina laikas, kai žmonės galvoja, kad svarbiausia yra sveikata, kūnas ir turbūt esate daug kas girdėję apie tokį posakį, kad sveikata brangiausias turtas. Kas turit patogumą, parašykite čiate vienetą, kas esate kelis kart girdėję šitą frazę, kad sveikata yra brangiausias turtas. Labai būtų įdomu, kiek iš jūsų jau esate šitą situaciją girdėję. Ir jeigu jūs irgi galvojate, kad sveikata brangiausias turtas, tai parašykit dvejetą. Paskui mes galėsime pasižiūrėti, ne? Ne visada lengva pasiekti savo tikslą, ypatingai mums jį sunku pasiekti, jeigu mes turime kažkokiu tai savo galvoj įsitikinimu, kliūčių kažkokių, kurios mums trukdo pabandyti vieną ar kitą variantą, gal yra kažkokie tai nusivylimai, kaip mano atveju buvo, ne, aš sakiau, nenoriu aš tų papildų, nenoriu tų vaistų, aš net nesigilinau ir galiu pasakyti, aš į šitą kompaniją prisijungiau tik tai iš 4 pasiūlymo, man buvo 3 pasiūlymai iš skirtingų žmonių ir aš tikrai per pusę metų juos visus atmečiau. Vien dėl savo įsitikinimo, kad aš su produktu nedirbsiu ir net nesigilinau. Tai ar galima išvengti be vartojimo mūsų gyvenimą, mes vis tiek daugiau mažiau kažką vartojam. Ar viskas mūsų organizmui tinka? Tikrai ne. Ir kokios yra pas mus išlaidos maistui ir netgi tiems produktams, kurie mums ir netinkami sveikatai, mes vis tiek ant jų išleidžiame pinigų. Ir M International kompanija gali jums padėti įgyvendinti svajonės. Ne tik turėti sveiką kūną, bet ir turėti gausą namuose, bendravimą, mokymus. Ir kaip aš sakau, per sveikatos gerinimą ir padėjimą kitiems jūs galite susikurti pajamas. Šiandien gal daugiau kalbėsim apie produktą. Bet žinokit, apie marketingą, apie atlygio planą irgi labai norisi kalbėti už tai, kad aš labai atsiprašau, grįžau tiesiai iš lauko, labai kutena gerklę. Ir apie marketingą turbūt mieliau pakalbėčiau, nes tiesiog išskirtinai jisai mane sužavėjo. Bet aišku, produkto įtaka padarė labai didelę reikšmę. Kokia kompanijos misija?
skirta visiems, kurie nori tapti gražesni, sveikesni ir sėkmingesni. Koncepcija tai tapti viena iš pirmaujančių tiesioginių pardavimų įmonių nuo 21 metų Malaizijoje, kurti kokybiškus bei įperkamus produktus, suteikti paramą visiems, kurie nori pasiekti savo tikslus. Ir visi pagrindiniai darbuotojai pasiekę didelę sėkmę bus apdovanoti įmonės akciją kaip įmonės pripažinimas. Ir matau, kad daug iš jūsų parašėt, antras, irgi visi, jūs galvojat dauguma, kad sveikata yra brangiausias turtas. Taip, sveikata yra brangiausias turtas ir aš kažkada taip galvojau, kol nesusiduri su sveikatos tvarkymu ir gydymu savęs. Tada tu supranti, kad vis dėlto gydymas yra daug brangesnis negu pati sveikata. Sveikatos gydymas, kada jau jūsų sveikata pašlijus, jisai yra ženkliai brangesnis, jeigu žiūrėti mokamais pinigais, ne? Ir jeigu žmogus visą gyvenimą neprižiūrėjo dantų, jisai tikrai po 50 pajaus, kokie jo dantis jam brangus. Tai va, tai vertybės kompanijos yra kokybė, sąžiningumas, įsipareigojimai, dvasinis tobulėjimas, darbas komandoje ir lyderystė. Ir kompanija už visus šitus dalykus labai skatina kiekvieną partnerį, kuris prisijungia ir pradeda dirbti. Sveikata yra mūsų gyvenimo turtas. Tai mums teikia džiaugsmo, užimtumo ir malonumo. Pirmoji vertė yra sveikata. Gera sveikata, ne? Ir daug liūdniau yra matyti, kada žmonės aplinkui serga ir net nežino, kaip jie savo galėtų padėti. Tai mūsų misija, mūsų tikslas nešti šitą žinią iki kiekvieno žmogaus ir parodyti, kaip jie per visą savo gyvenimą kenkia savo ir kaip jie dabar gali pasinaudoti ir tai sutvarkyti. Laisvieji radikalai yra mūsų sveikatos priešas ir jie nestabilūs atomai, galintys sunaikinti mūsų ląsteles ir tą daro, sukelti įvairias ligas, įskaitant vėžį, aterosklerozę, Alzheimerio, Parkinsono ligas ir taip toliau. Jie taip pat yra susiję su senėjimu, kuris įvardyjamas kaip viena iš pagrindinių laisvųjų radikalų sukeliamų problemų. Ir žinot, aš visai neseniai iš tikrųjų sužinojau, kodėl pas kai kuriuos žmonės senėjimas pasireiškia labai greitai ir pastebimai, o kiti iki pat gilios senatvės atrodo daug gražiau. Pasirodo, trūkumas baltymų organizme susilpnina mūsų raumenis, žmonės pradeda kuprotis, lėtai vaikščiotis ir vien tik tai dėl to, kad organizme trūksta baltymų. Ir kompanija, tarp kitko, irgi turi paruošę labai gerą kompleksą baltymų su amino rūgštim, šiandien prie to prieisime. Laisvųjų radikalų atsiradimo priežastys. Čia aš tik keletą jų esu išvardinus, jų yra ženkliai daugiau, bet labai smulkiai nekalbėsim. Tai yra nepastovus darbas, reiškia žmogus pastoviai įtampoje, ne? Rūkymas ir alkoholio vartojimas, vaistai ir per didelis kofeino vartojimas. Makiažas, kosmetika, aš kalbu ne apie natūralų makiažą. Natūralus senėjimas, telefono naudojimas ilgą laiką. Tarp kitko, apsaugą nuo telefono mūsų kompanija irgi turi korteles pasiūlyti, ultravioletiniai spinduliai, maisto priedai, oro tarša ir daug kitų dalykų, slėgis, ypatingai jeigu žmonės būna kažkur tai aukštai arba labai žemai, arba dažnai skraido. Ir ko gero pradėsiu nuo Green Maxo, tai jisai pats pagrindinis mūsų siūlomam racione. Moteriškė, ponios dantis lausi.
Nu va, matot, sakiau išsijungti mikrofonus, bet kažkodėl žmonės to nedaro. Dar kartą aš išjungiu, o jie vėl įsijungia. Tai va, tai ką noriu pasakyti? Pačią įžangą tokią norėčiau pasakyti, kad mūsų produktai nėra papildai ir jie nėra vaistai. Mes neišrašinėjam jokių receptų žmonėms, tiesiog visi produktai yra pagaminti iš vaisių daržovių, augalų visokių, paimta iš jų kamieninės ląstelės ir padaryta mokslininkų darbas, kurį jie darė ilgus metus. Padarytas yra tiesiog komponentas visų tų kamieninių ląstelių, surinkta viskas, kas geriausia ir sukurtas produkto derinys. Ir ląstelių maistas tai reiškia, kad produktai veikia tiesiogiai per mūsų ląsteles ir už tai tas veiksmingumas labai efektyvus ir greitas. Tai GreenMax'as. Mes visi pradedam nuo GreenMax'o ir visai nesvarbu, kokių jūs problemų turite, pirmiausia reikia vartoti GreenMax'ą. Pavartojus kokią savaitę, 10 dienų GreenMax'ą, jau galima pajungti kitus mūsų kompanijos produktus. Ir GreenMax'as, jisai nėra tik tai, kad valo žarnyną, nes labai dažnai žmonės galvoja, kad jeigu jie išsivalys žarnyną ir visos jų bėdos baigsis. Taip, žinoma, viskas prasideda nuo žarnyno, visas organizmo užterštumas prasideda nuo žarnyno. Jeigu jūsų žarnynas blogai funkcionuoja, tai visi toksinai, parazitai, visos vakcinos, kiek mes jų susileidome, vieni daugiau, kiti mažiau, tarp kitko parašykite, kas susileidote daugiau negu 2 vakcinas, įdomu būtų labai statistika. Ir privalumai GreenMax'e tai, kad jisai skatina storosios žarnos sveikatą, skatina svorio mažėjimą, detoksikuoja, palaiko naudingų bakterijų augimą storojoje žarnoje, suteikia antioksidacinę apsaugą, taip pat kepenų apsaugą. Galiu pasakyti, kad GreenMax'as valo ne tik žarnyną, storą ir plonasis, mūsų žarnas, jisai valo kepenis, inkstus, plaučius, žmonės panaudoja daugiau kaip pusę metų, atsisveikina su akmenukais, inkstuose, tulžyje ir taip toliau. Susitvarko hemorojų ir daug kitų dalykų. Visa pradžia prasideda nuo GreenMax'o. Jisai reguliuoja organizme cukraus kiekį, todėl daug žmonių, kurie turėjo antro tipo diabetą, atsisveikino su cukralige. Pagerinama medžiagų apykaita. Kas atsitinka, kai jūs pradedat vartoti GreenMax'ą? Visų pirma, man asmeniškai atėjo noras gerti vandenį, aš turėjau labai didelę problemą su vandenio gėrimu, aš tiesiog jo negerdavau. Ir kada aš pradėjau vartoti vandenį, aš tiesiog pradėjau mažiau valgyti, man dingo noras saldumynams ir man per mėnesį sumažėjo mano kūnas 7 kilogramais. Žarnyno detoksikacija 1 mėnesį ypatingai labai jautėsi, mažina cholesterolio kiekį, pagerina imuninę sistemą, fiziologinį aktyvumą stiprina, valo kraują ir aktyvina ląsteles ir mažina riebalų sankaupas kepenyse. Ir galiu dar pasakyti, kada pradėjo svoris mažėti, paskui jau po mėnesio jisai kaip ir toj pačioj vietoje stovi, per vasarą šiek tiek ir maistu pasilepinau, bet galiu pasakyti, kad svoris negrįžo atgal, tai tikrai labai man svarbu. GreenMax'as net padeda, jeigu jūs norite priaugti svorio, irgi turite galimybę tą padaryti. O Vitalija parašė, kad nei vienos vakcinos nesusileido, tai tikrai labai smagu girdėti. 5 elementai, tai yra prebiotikai, fermentai, skaidulos, antioksidantai ir probiotikai, viskas, kas įeina į GreenMax'ą. Ir va čia va parašyta visa sudėtis, iš kokių augalų paimta kamieninių ląstelių, patys reikalingiausi dalykai,
kad sukurti šį unikalų produktą kaip GreenMax'as. Ir ką noriu pasakyti, GreenMax'as labai skanus gerti, jį gali gerti net maži vaikai. Ir jūs atkreipkite dėmesį, kad vaikai, kurie jau nebevalgo mamos pieno, kaip tik pradeda valgyti įvairesnį maistą, jų kažkodėl irgi viduriukai užkietėja ir gali būti netgi vaikai maži ypatingai daug prisirankioja visokių ir katinuką paglostė, ir šuniuką paglostė. Ir nuo mažų dienų pas vaikus atsiranda kirminų ir todėl sukietėja viduriai. Todėl GreenMax'ą drąsiai galima duoti vaikams, tik aišku, daug mažesnės dozės, gal pradėti nuo penktadalio, priklauso koks vaikelio amžius. Ir turim vieną partnerę, mūsų vadovė viršutinė, kur sakė, kad net nuo 2 metų vaikai tuštinasi į pampersus jau su kirminais, tai įsivaizduokite. Tai GreenMax'as yra numeris 1, kuris padeda išvalyti visus kirminus ir mes kiekvieną mėnesį per pilnatį, tiksliau ne kiekvieną mėnesį, bet kiekvieną kartą, kai būna pilnatis, mes su GreenMax'u darom antiparazitinę programą, jau viena kitai pranešam grupėje ir visi geriam tada GreenMax'o 2 dozę. Dabar sekantis produktas - atgaiva ir sveikas gyvenimas, tai mūsų Memax'as. Memax'ą esu įsimylėjus, man jisai labai patinka, man labai davė tokią ramybę protui, gal sakyčiau, reakcija visai kitokia, ramus miegas ir jisai gerina imunitetą, antisenėjimo ir oksidacijos pranašumas yra, pagerina kepenų funkciją, odos būklę ir kas mane senai matė, visi sako, kad išgražėjęs veidas ir aš pati tą matau, mažina akių nuovargį, daug kas pastebi, kad akys geriau mato, ir sukelia DNR pažeidimo sumažėjimą, gerina virškinimą, reguliuoja cholesterolį ir gliukozės kiekį. Jisai lygiai taip pačiai dalyvauja prie diabeto ir Memax'as, kaip ir GreenMax'as, jie vienas be kito nelabai gerai. Pirmiausia, reikia pradėti nuo GreenMax'o, paskui jau pradėti kad iš pradžių gal po pusę pakiuko, paskui po visą Memax'ą. Apsaugo ląsteles nuo laisvųjų radikalų, padeda gaminti daugiau kamieninių ląstelių, išlaiko telomerų ilgį, kad ląstelės išliktų gyvos. Memax'ą šitoj kompanijoj visi vadina jaunystės eleksyras. Ir kas dar noriu pabrėžti apie mūsų produktus, kad jų negali perdozuoti. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, pasijuto, kad gripas puola ar ką, tai tiesiog jisai išgeria Memax'o kas 2-3 valandas, paskui Bliumax'o, vėl Memax'o, vėl Bliumax'o. Ir žinokit, mano draugės vyras be jokių vaistų ant rytojaus buvo kaip nesirgęs. Tai ir man vieną kartą čia kažkaip tai gal biškį pašalau, grįžau, išgėriau Memax'o, Bliumax'o ir nuėjau miegoti, atsikėliau ryte, jokių simptomų nebuvo. Nauda sveikatai, tai atitolina senėjimą. Kodėl ir sakiau, kad mūsų šitas produktas vadinamas jaunystės eleksyras, gerina odos būklę, kepenų ir širdies veiklą, raminantis sausų akių sindromą. Tarp kitko, kažkuri čia partnerė sakė, va, jinai be lašiukų negalėdavo nei vienos dienos būti, pavartojus Memax'ą, jai nebereikėjo jau naudoti lašiuko. Tai labai prašau, išsijunkite kameras ir mikrofonus, dar kartą prašau, nes jeigu toliau taip vyks, aš tiesiog jūs išjungsiu. Tai va, Memax'as priduoda labai energijos ir pradėjus jį vartoti, jūs labai greitai, aš į 3 dieną labai pajaučiau tą energiją. Lygiai taip pačiai yra sudėtis vaisiai,
Visa matosi sudėtis Memakso, astaksantinas, tai numeris 1, jisai šaltalankis, obuolių ekstrakto polifer. Apie šitus obuolius atskirai aprašymas yra, jie būtent šveicarų mokslininko atrasti šitie obuoliai ir jie nukritę ant žemės išguli pusę metų ir nesupūva. Ir būtent naudojami šitie obuoliai, todėl paimti jų kamieninės ląstelės ir sukurtas toks unikalus produktas. Bliumaksas, jo sudėtyje yra mėlynųjų žaliųjų dumblių, agaricas grybas, kuris palaiko mūsų imuninę sistemą, kovojant su virusais ir bakterijomis. Ir todėl mes ir sakom, kai tik tai pajautėt, jau puola kažkoks tai gripas, jau jūs galite vartoti daugiau bliumakso. Jisai ypatingai turi daug vitamino C ir jokios ligos jums nebaisios. Nauda sveikatai, tai ir vaikams palaiko sveiką bendrą vystymąsi, padeda sumažinti susirgimų dažnumą, suaugusiems padeda sumažinti alergijos riziką, pagreitina atsigavimo laiką ir vyresniems žmonėms pagerina bendrą savijautą, padeda sumažinti susirgimų dažnumą. Agaricius grybas žinomas daugeliui, tai naudojimas esant vėžio antrojo tipo diabetui, aukštam cholesterolio kiekiui ir daug kitom visokiom iškilusiom problemom. Labai gal smulkiai šiandien nepasakosiu, jūs tikrai galėsite dar peržiūrėti ir pasiskaityti, bet galiu pasakyti, pagrinde visos ligos, mes jau kai ateina liga, mes pradedam jas gydyti kaip simptomus, ne? Bet pagrindinė priežastis užterštas žarnynas. Ir jeigu mes išmoksim, jau pradėjom tą daryti, valyti žarnyną ir laikyti jį pastoviai švarų, ne? Tai jūs suprasite, kad visos šitos koncepcijos, visų šitų produktų pagalba jūs galite visą laiką gyventi sveikai ir jums negrės jokios ligos, nes gydyti pasekmes tikrai yra labai brangu, labai brangu. Bet jeigu gyventi, tai prisižiūrėti, valyti organizmą nuo parazitų, toksinų ir taip toliau, jūs suprasite, kad nėra jau taip ir brangu, nes jūs tiesiog nesirgsite. Agava įdėta, tai natūralus cukraus pakaitalas, stevija, natūralus augalinis saldiklis, kuris turi nulinį kiekį kalorijų. Ir šiaip produktai yra labai skanus, jie turi ir bliumaksas, tai šiek tiek rūgštelės turi, turbūt jaučiasi citrinos poskonis ir aš juos susiberiu po liežuviu. Jūs turbūt daugelis žinot, kad po mūsų liežuviu yra labai daug šitų ląstelių, kurios ypatingai duoda ženklą į smegenis ir į mūsų kūną. Nauda sveikatai, tai jau ir minėjau, kad palaiko sveiką imuninę sistemą, sumažina mūsų imuninės ląsteles, suaktyvina kovojant, jeigu yra kažkokia sveikatos problema, prieš uždegiminis, jisai pagerina kvėpavimo takų sveikatą, antioksidantas labai stiprus jisai yra ir sumažina širdies ligų riziką, mažina sąnarių skausmą. Galiu pasakyti, kad jau ne iš vienos partnerės išgirdau, kad nustojo skaudėti sąnarius, kad gali ramiai užmigti. Dabar, jeigu palikus bliumaksą ir grįžti dar prie mūsų vieno produkto, tai yra Jekaterina. Aš šitus Jekateriną, bliumaksą, Memaksą ir Grinmaksą, aš skaitau, kad tai yra pagrindiniai kompanijos produktai, jų beveik ir užtektų gal 4, nes jie tiek daug padeda, kad nepamiršti tu jų nei išgerti, nes tau savijauta labai rūpi. Jekaterina tai yra gelis, jisai kaip atrodytų skirtas moterims, ne? Bet jisai, jo sudėtis
Irgi mes turime prašymuose katalogę, vat palaukit, aš tuoj pasižiūrėsiu. Tenai nesusidėjus dar skaidrės informacijos apie Jekateriną Nutrimaxą, bet mes turim aprašymus katalogus ir kiekvienas partneris, kuris užsiregistruoja, jisai gali pasiskaityti, kaip vartoti tą produktą ir kokia yra produkto sudėtis. Tai Jekaterina tai yra moterų higiena, yra tokia pat svarbi kaip ir asmeninė higiena, tai labai svarbu reprodukciniai sveikatai. Netinkama moters higiena sukelia blogą kvapą, niežėjimą, gausias išskyras ir dar rimtesnius ginekologinius negalavimus, kurie turi įtakos kasdieniniam gyvenimui ir moters sveikatai. Nepaisant to, taip pat svarbu pasirinkti tinkamą moterišką higieninį prausiklį. Parfumuotas muilas ar cheminės sudėties moteriškas prausiklis gali pakenkti subtiliam makšties pH balansui ir bakterijų florai. Todėl labai dažnai, ypatingai jau šiek tiek vyresnės amžiaus moteris, jau jos jaučia ir niežulį, išsausėjimus ir taip toliau. Ąžuolo tulžies manjakani ekstraktas yra sudėtis itin naudingas moterims makšties išskyrų prolapso, laisvumo ir daugelio kitų lytinių organų sutrikimų gydymui. Suteikia momentinį makšties sienelių stangrinimo efektą, padeda apsisaugoti nuo nepageidaujamų mikroorganizmų, geba kovoti su laisvaisiais radikalais, tonizuoja makšties sieneles, geba panaikinti senėjimo hormoninių pokyčių ir gimdymo sukeltą elastingumo praradimą. Lobata tai stiprus antimutageninis poveikis, stiprus žudantis poveikis žmogaus pieno liaukos vėžio linijai. Tai yra tokia sudėtis. Česnako ekstraktas sumažina laisvųjų radikalų kiekį kraujyje, gerina viso kūno kraujotaką, netgi buvo geriamas kaip vaistas nuo impotencijos. Levandos yra įdėtos, batilinių pipirų ekstraktas, labisa pumila ir naudojimas tai profilaktiškai praustis. Ja galima tepti, praustis, pasižiūrėti, kaip organizmas reaguoja. Jeigu labiau reaguoja, tai nusiplauti po pusvalandžio. Jeigu nelabai reaguoja, irgi galima ir nenusiplauti. Atskėdus su Jekaterina galima ir veidą praustis, galima alerginės vietas tepti, hemorojų gydyti. Jeigu jūs turite cistitą, kandidozę, tai Jekaterina numeris 1. Ir galiu pasakyti, netgi turim atsiliepimų, kad moterims, kurios panaudojo šiek tiek į vidų, net išnyko meumos, cistos ir taip toliau. Tai šitas moteriškas gelis yra vienas moterims, bet reikalų esant, jeigu, pavyzdžiui, hemorojus ar kažką, gali naudoti ir vyrai, nes jiem irgi kyla tos pačios problemos. Nutrimaxas tai yra baltymų kokteilis. Tai tikrai produktas labai geras, labai veiksmingas. Aš jį naudoju atsikėlus ryte Nutrimaxą. Tai yra baltymų ir amino rūgščių kokteilis ir jų yra labai daug. Nauda sveikatai tai padidina raumenis, masę ir jėgą, sumažina krūties vėžio riziką, augimas ir plėtra, jeigu jūs norit priaugti svorio, jūsų
remontuoja jūsų kūno audinius, pagalba ląstelėms ir raumenų generacija, mažina cholesterolį, stiprina kaulus ir dantis, suteikia sotumą, pagalba virškinimui, pagalba svorio valdymui ir antioksidantas. Jisai turi labai daug amino rūgščių ir baltymų. Sojų baltymai yra sojų pupelių milteliai. Ir vartoti jį reikia vietoj pusryčių arba vietoj vakarienės, bet aš pati Nutrimaxą, man masažistė patarė, kad jį geriau vartoti, išdalinti dalimis, tada organizmas geriau įsisavina. Ir galiu pasakyti, Nutrimaxą, jeigu įsipilus į vandenį ir atsiskėdus ir gerti visą dieną, jisai nepakeičia vandens struktūros, bet jisai palaipsniui įsisavina, tada baltymą įsisavinimo organizmas daug geriau pasiima, po truputį gaudamas baltymo, daug geriau tada funkcionuoja raumenys. Ir kaip ir minėjau pačioj pradžioj, kad visai neseniai sužinojau, kad būtent dėl baltymų stokos žmonės labai greitai susikoproja, suvysta jų oda, nes suglemba labai raumenis ir jie sunkiai vaikšto ir taip toliau. Tiesiog ateina labai greitas senėjimas, todėl Nutrimaxas numeris 1. Lamor kaukė, kaukė iš tikrųjų niekada nesu turėjus tokios kaukės, kurie vienu metu ir skrabas, ir kaukė. Tai aš manau, kad jinai tikrai verta dėmesio mūsų šitą kaukę. Mes esam apie ją pasidarę atskirą pristatymą apie kaukę. Paprašykit tų žmonių, kas jumi pakvietė, būtinai jums duos paklausyti. Jinai yra padaryta iš ryžių miltelių, tai yra stangrinanti ir formuojanti natūrali odos terapija. Pažangios formulės kaukė ir šveitiklis turintis gydomąjį senėjimą, stabdantį priešuždegiminį balinamąjį poveikį, pagerina odos būklę, pagaminta iš natūralių ingredientų, tinka bet kokio amžiaus ir lyties žmonėms, net turintys spuogų ir jautrią odą. Eina glicino soja, Oriza sativa milteliai, tai milteliai gaminami iš maltų ryžių, Avena sativa milteliai, tai avižos buvo valgomos nuo priešistorinių laikų ir jų dalis yra čia įdėta. Daugiagrūdžiai miltai, tai yra kupinas skaidulų, vitamino B, geležies, angliavandenių ir baltymų sudėtis, puslėtasis guveinis, tai rudųjų jūrų dumblių rūšis, grynas jazmino aliejus išgaunamas iš jazminų žiedų, alavijas, jo ekstraktas gaminamas iš sultingų alavijų lapų, kurie turi daug naudos ir tinka visų tipų odai. Ir pražangalapė mirtenė, tai turi daug raminamų ir gydomųjų savybių, kurios veiksmingai mažina vairias odos problemas, įskaitant sausą, niežtinčią, riebę, pažeistą sudirgusią odą ir spuogus. Ir įrodyta, kad aliejus turi priešuždegiminių, antivirusinių, priešgrybelinių ir antibakterinių savybių. Todėl šitą kaukę ją būtina išbandyti. Pipirmėčio aliejus, tai yra natūraliai valo odą, turi antiseptinių ir antibakterinių savybių. Fermentai veikia kaip šveitiklis, kuris gali atnaujinti odą ir atskleisti lygią spindinčią veido spalvą. Tarp kitko, mes kai turėjom pristatymą apie kaukę, mūsų partnerė pasidalino, kad jinai buvo sužavėta, kaip pamatė, kad būtent šveitiklis yra natūralus, padarytas iš fermentų, nes kitose kaukėse tiesiog būna netinkami odai naudoti ingredientai. Ir pats naudojimas kaukės, tai jie tiesiog čia yra vienam 4 pakiukai, tai yra 9 pakiukai vienoj kaukiai.
vienoj dėžutėj ir to vieno pakiuko užtenka 3-4, nu minimum 2 kartam, aš maždaug per 3 kartus sunaudoju šitą pakiuką. Tai va, daugiau šiandien nesiplėsiu, neturiu dar labai daug informacijos, mes turim labai gerą produktą Mečioman, kuris yra skirtas vyrams ir turim jau ir aprašymą, sudėtis, labai daug atsiliepimų dar neturim, bet vieno vyro atsiliepimą rusų kalba, jau esu ir grupiai savo pasidalinus, kuris kalba, kad jisai pavartojo 2 mėnesius Greenmaxą, Memaxą, Bliumaxą ir paskui pajungė šitą Mečioman skirtą vyrams, čia yra specialiai pagaminta vyrams, gerti miltukais, jisai labai irgi skanus. Paragavau pati ir mano vyras pradėjo vartoti, tai noriu pasakyti, kad tas žmogus jau turėjo problemą su prostata ir jam pastovus kėlimaisi naktį vargindavo ir skausmai ir jisai gali, sako, aš galiu jau pasidžiaugti po mėnesio vartojimo, kad labai viskas apmažėjo. Tai aišku, jisai planuoja dar pagerti, bet jisai sako, aš per daug metų negalėjau išspręsti šitos problemos. Ir turbūt daug kas žinot, kad dėl prostatos net vyrai miršta. Tai va, tai šiandien gal tiek apie produktus, nesu aš medikė, gal nemoku arba dar turėčiau turbūt daugiau išmokti apie produktus, man labiau gal patinka kalbėti atsiliepimais. Ir tikrai žinau, kad kai kuriems žmonėms labai svarbu ir sudėtis, tai galiu pasakyti, kad visi produktai turi sertifikatus. Pagaminti jie yra per Malaizijos įkurtą įmonę, fabrikai yra ir Šveicarijoje, ir Italijoje, kiek žinau, ir Amerikoje. Kai kurie produktai vienur gaminami, kaip kitur, bet vis tiek atstovauja visus šitus produktus M International kompanija. Tai su jumis buvo šį vakarą Aušra ir kai norėsite dar daugiau paklausyti, sužinoti, gal panagrinėti ar sertifikatus, net 9 ar 8 ten jie yra, tai kreipkitės būtinai į tą žmogų, kuris jūs pakvietė ir jisai, aš manau, jums suteiks visą informaciją. Tai šį kartą viskas ir iki kito karto.